Radviliškio rajono Balandiškių kaime greta sodybos, kurioje posėdžiavo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadovybė, paminėtos dvi svarbios mūsų tautai istorinės datos – 1918 ir 49 vasario 16. Atokiame vienkiemyje apsistoję 8 partizanų vadai pasirašė istorinę deklaraciją, kuris skelbė, kad pagrindinis tautos siekis nepriklausoma Lietuva. Reikšmingiausius to meto įvykius menantis suvažiavimo dalyvis pripažįsta, kad visą tai pasiekti pavyko gerų ir patikimų sodybos šeimininkų dėka, kurie priglūdė ir slėpė kovotojus už laisvę. Labai geri žmonės čia buvo tie šeimininkai, labai patikimi. Šeimininkas Stanislavas Sajus buvo nepriklausomybės kovų savanoris. Jo brolis Rapolas žuvo nepriklausomybės kovose. O Sajienės brolis irgi buvo nepriklausomybės kovų savanoris, irgi žuvęs yra. Taip, kad tokia šeima, patriotai buvo. Ir niekada, kada mes grįždavom iš žygių, kokių tai niekada nepasakydavo, kad vaikai čia pavojinga ar bijom. Nors atkūrus Lietuvos valstybę, ši Balandiškių sodyba buvo paskelbta nacionalinės reikšmės objektu, daugelį metų ji buvo apleista. Nykstančią istorinę sodybą išsaugoti apsėmė 4 šiauliečiai menininkai. Iš gyventojų surinktomis lėšomis virš apgriuvusio pastato iškilo nauja stoginė. Šventinę dieną pradėti rinkti gyventojų parašai, kad šis statinys būtų įtrauktas į nekilnojamų vertybių sąrašą. Ši vieta, nors iš tikrųjų istoriškai yra labai svarbi, bet visai nepelnytai buvo užmiršta kažkodėl tai. Niekam neminama, niekur nepastebėta ir dabar matot, koks vaizdelis, kas liko iš to statinio, tie apgriuvę. Tai iš to idėja ir kilo, kad paprasčiausiai nebepamirškul, nes dar vieni kiti metai ir čia nieko nebeliks. Kiek ateities kartoms bus svarbu toks žodis kaip laisvė, tai tiek bus ir svarbu šitas paminklas, dar kiti, kurie yra. Prie sodybos, kurioje 1949-aisiais įvyko garsusis visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, būriavosi minios žmonių. Šalies patriotais save vadinantys gyventojai tikina, kad ši data ir vieta jiems labai reikšminga ir lėmė visos tautos ateitį. Beveik viską gyvenime, kada nebereikia drebėti, kada nebereikia svetima kalba kalbėti, svetimiems atsiskaityti, tai yra mūsų valstybės atkūrimas, tai tikrai labai brangi data. Ta vieta yra brangi, nes čia yra pradžia, mūsų akto pasirašymas ir išvis, kada mums yra brangi. Valstybės atkūrimo dieną drauge su šio krašto žmonėmis minėjęs Seimo narys Andrius Šedžius tikina, kad šį memorialą būtina išsaugoti, o kiekvienas lietuvaitis turėtų būti dėkingas kadaise čia kovojusiems už laisvą šalį. Didžiuojasi tuom, kad esu lietuvis, kad mūsų šalis yra laisva ir neteko pergyventi mūsų kartai karų ir tų visų baisių dalykų, dėl kurių iš tiesų ir kovojo ir savo gyvybės atidavė žmonės, kuriems mes dabar turime būti dėkingi. Kovotojai už laisvę, kurių atminimas turėtų būti įamžintas ir tokiuose memorialuose, prie kurio mes dabar stovime. Balandiškiuose iškilminga meninė programa pranoko net ir didžiuosiuose šalies miestuose surengtas šventes. Šalies trispalvė suplazdėjo ir Šiauliuose prisikėlimo aikštėje. Tačiau čia surengtas 92 valstybės atkūrimo metinių minėjimas buvo gana kuklus. Surengta tik trumpa ceremonija. Atkūrimo dieną paminėti panorusius šiauliečius pasveikino miesto ir apskrities valdžia.